Sveiki, šiandieną vėl kalbame apie 30 gyvenimo taisyklių. 9 taisyklė. Drausmė tai lapė persijokinti riebę lašišą. Kodėl tai taip kalbama, kažkoks susiriškimas keistas? Paprastas dalykas. Jeigu jūs drausmingi, pavyzdžiui, jūs neleidžiat savo per daug prisivalgyti arba atvirkščiai leidžiat savo daugiau sportuoti, jūs tikrai pasieksit geresnį rezultatą. Jeigu jūs nesilaiko drausmės, tai tas rezultatas bus, tokia bus plonytė lašiša be riebaliukų ir naudos jokios iš tos nebus. Norit gero rezultato, laikykitės drausmės. Kiekvieną dieną darom tai, ką jums reikia daryti. Arba atvirkščiai, nedarom to, ko negalime daryti. Ir pamatysit, lašiša bus riebė. Ir gyvenimas bus jūsų nuostabus. Laikome šitos taisyklės. Sėkmės jums.